video pristato Rewind. Sveiki, šiandienos Top Zone video apžvalgoje išbandysime dvi veiksmo kameras. Populiariąją Hero 3 ir taip pat naujieną Lietuvoje AEE S70. Iš pirmo žvilgsnio kameros yra labai panašios, bet šiame video kaip tik pabandysime išsiaiškinti abiejų kamerų skirtumus ir žinoma palyginsim abiejų modelių vaizdo kokybę. Šiandien filmavimą naudosime DJI Phantom 2 quadrocopterį su Zenmuse 3D 3 kameros stabilizavimu. Dabar matote AEE S70 kameros vaizdą nuo žemės. Taip pat po kelių sekundžių kamerą pakelsim į orą ir išbandysime video galimybės su kameros stabilizavimu. Taigi kameros stabilizavimas mums leidžia išgauti ypatingai stabilų kadrą ir sukurti įspūdį kino filmą. Na, o dabar abi kameros yra pritvirtintos tiesiai prie quadrocopterio kojos. Iš karto galite pastebėti, kad AEE kadras yra šiek tiek platesnis. Matome, kad AEE truputį mažiau kenčia nuo saulės atspindžių. Ir taip pat žymiai geriau susitvarko su quadrocopterio vibracija. Matome žymiai, tiksliau iš viso nematome dželo efekto, kuris pasireiškia su Hero 3 kamera. Taip pat galime pastebėti, kad AEE vaizdas yra pastebimai sklandesnis, nes yra filmuotas Full HD rezoliucija ir 60 kadrų per sekundę sparta. Tuo tarpu standartinė Hero 3 kamera filmuoja tik tai Full HD 30 kadrų per sekundę sparta, tai yra dvigubai mažesnė kadrų kaita ir dėl to video nėra toksai sklandus. Na ir paskutinį skirtumą, kurį galim pastebėti, yra spalvos. GoPro filmuoja neutraliai, vaizdas reikalauja papildomo apdirbimo, tuo tarpu AEE spalvos yra šiltesnės ir ryškesnės, tai labiau tinkamos iš karto kelti į internetą ir naudoti galutiniam video.